Erasmus Plus partnerysčių projektai atveria galimybės patyrusiams organizacijoms bendradarbiauti tarptautiniu mastu, dalintis patirtimis ir kartu kurti inovatyvius sprendimus švietimo srityje. Įgyvendinant partnerysčių projektus, gimsta nauji mokymo metodai, idėjos ir praktikos, kurios padeda spręsti šiandienos švietimo iššūkius ne tik organizacijų viduje, bet ir platesniu mastu visoje Europoje. Šie projektai suteikia galimybę pažinti kitų šalių patirtis, stiprinti tarptautinio bendradarbiavimo įgūdžius, užmegzti naujus ryšius bei kartu ieškoti šiuolaikiškų sprendimų. Partnerysčių projektai taip pat padeda organizacijoms augti, modernėti ir kurti pokyčius, kurie naudingi tiek bendruomenėms, tiek visai švietimo sistemai. Šiaulių universitetinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja Giedrė Šidlauskienė dalinasi, kad projekto tikslas buvo suteikti mokytojams aiškią metodinę bazę, kaip integruoti STEAM dalykus ir aplinkosauginį ugdymą į pamokas. Taip pat buvo sukurta daugiau nei 120 konkrečių veiklų planų ir pamokų scenarijų, kuriuos mokytojai gali taikyti klasėje arba adaptuoti pagal savo mokinius. Dalyvaudami šiame projekte, Šiaulių universitetinės gimnazijos mokytojai įgijo labai daug patirties ir, manau, pasitikėjimo savimi, nes iš pradžių, kai pradėjome patį projektą vykdyti, tai visi buvo tiesiog išsigandę, susikaustę, kad reikės parašyti knygas, metodinę medžiagą, pasidalinti patirtimi, bet visa tai suteikia jiems didžiulę galimybę atsiverti, parodyti tai, ką jie turi geriausio ir pasidalinti su kitais. Mokiniai taip pat turėjo unikalią galimybę vykti į universitetą Turkijoje ir kartu su kitų šalių mokiniais dalyvauti bendrose veiklose. Ši patirtis stiprino pasitikėjimą savimi, bendravimo ir anglų kalbos įgūdžius bei suteikė naujų žinių. Partnerysčių projektas šitoje gimnazijoje apskritai buvo pats pirmasis mokykloje ir aš buvau viena iš tų, kuri inicijavau šitą projektą ir tokio tipo projektą mokykloje. O priežastis viso to iš tiesų buvo ta, kad STEAM tai viena yra iš tų sričių, kur norima stiprinti. Diskutuodami su mokytojais mes išsigryninom tokią problemą, kad kaip ir žinom, kas tai yra tas STEAM ar ne, bet metodinės medžiagos nėra, sudėtinga integruoti tos dalykus ir tada pradėjom galvoti, jeigu nėra, tai reikia susikurti, ar ne? Tai mūsų vienas iš reikalavimų buvo, kad susikurtumėm tokią programą, kad nereikėtų kažkokių tai ypatingų priemonių, kad jeigu tu neturi aukščiausios klasės laboratorijos, kad tu vis tiek galėtum organizuoti tas įdomias ir įtraukiančias veiklas. Šiaulių universitetinės gimnazijos fizikos mokytoja Violeta Čibinskienė sako, kad projektas labiausiai padėjo atskleisti kūrybiškumą ir tobulinti veiklų planavimą. Sukurtus planus ji dabar taiko kasdienėje veikloje, dirbdama su savo mokiniais. Mokiniams patinka nestandartinės pamokos, kuriuose jie gali kažką tyrinėti, konstruoti. Didelę naudą turėjo projekto išvyka į Stambulą. Mes išbandėme veiklų planus tarptautinėme lygmenyje ir mūsų mokyklos mokinių komanda bendradarbiavo su Stambulo, Makedonų ir Kipro mokinių komandomis. Mokytoja sako, kad įspūdingiausias iš jos rašytų 7 planų buvo geodezinio kupolo konstravimas. Šią veiklą pritaikiau pamokose, taip pat ruošiau užsienio partneriams pamoką ir Šiaulių miesto mokytojams. Mokiniams labai patiko ši veikla, tikrai entuziastingai jie kurdavo tos kupolus ir juos pristatinėdavo, dirbdavo komandose. Nors projektas, pasak mokytojos, buvo ilgas ir sudėtingas, šiandien ji džiaugiasi jo rezultatais ir įvertinimu. Tokie projektai dažniausiai trunka nuo 1 iki 3 metų, todėl partneriai turi galimybės nuosekliai įgyvendinti idėjas, išbandyti naujus sprendimus ir pasiekti ilgalaikių rezultatų. Tai daugiau nei projektai, tai bendros idėjos, patirtis ir partnerystės, kurios kuria ateities švietimą kartu su Erasmus Plus. Erasmus Suok. Kurk švietimo pokytį tarptautinėje bendruomenėje.